Sveiki visi, su jumis aš Martynas. Šiandien aš žaisiu Minecraft Hardcore. Šiaip man atrodo, aš jokio dar Hardcore nedariau. Bet buvau žadėjęs, kad padarysiu Minecraft Hardcore, kaip gausiu pats. Palaukit. Gerai. Aš padedu taip ir nebešveičiu. Taip. Opa, matau jį biškį. Bet kaip aš žaisiu? Aš tik šičia tamsu. Gerai su jais. Tai pasidarau, kaip nepatogu. Su jais. Ir žinot ką, aš noriu daryti 10 epizodų skirtingą versiją. Dabar yra pas mane, negaliu koordinačių, nes neturiu normalios klaviatūros. Bet aš greit nusikirpti medį, biškį per garsiai galbūt. Ir aš turiu biškį resursų pekų, neturiu X-rayaus, nes man jau ant hardcore. Tiesiog laiko švaistymas ir taip aš galvoju pats, aš buvau pavadinimas, viskas gerai su jais. Kilimėlis tas pat, nuo senų laikų. Ausinių gaila man dar neturiu, normalių. Ok, šiaip prie kompo šiais metais matau pirmas epizodas. Aš šiais metais dar nesitikėjau, kad kompo. Ir čia rodo, ką galiu craftinti ir ko negaliu. Čia labai gerai. Dėl kažko matau resursų peko. Dėl kurio aš čia. Ką žinau. Man čia pusės ekrano net nesimato, nes jis yra palenktas, bet jie iš pakelių viršų visiškai nieko nemato. Tai iš dėl iš toliau geriau matos. Su jais. Kaip pirmas kartas, dabar prie kompo tai su jais. Jau šiaip seniai aš filmavau Minecraftą per kompą. Nes mano naujas video būdavo Brawl Starsas. Ir aš turiu idėją, ką aš tam galiu nuveikti, tai nebus tik tai. Aš noriu į dieną kelbant 2 epizodus. Nes rytoj penktadienį, šeštadienį, sekmadienis bus 3-4 epizodai per dieną. Bet aš darysiu kas kokias 2-3 valandas, kad neužpistų, man reikia kaulo. Ir čia kaulas labai gerai. Bet šiaip baltai matau, šitas yra S. Galimai aš labai SDTP naudoju. Ir gal šviečia labai gerai. Jūs pamatysit, jeigu aš darysiu. Ir žiūrėkit. Aš turiu išgyventi 25 serijas. Nebent per pirmą epizodą mirštu. Negaliu kasti apačią. O aš per pirmą epizodą turiu šansų mirti, nes aš ant pats jau labai skaičiau šitą žaidimą. Man nei torčių dėti nereikia, bet aš dėsiu, kad... O, taip. Geresnis šitas. Šitas yra geras. Ir be maisto į keivaną jau labai blogai. Kartojasi vienas, aš tiesiog pasimu visą ironą, greit bėgu į viršų kol diena, tikiuosi bus diena, įsikepu pusę, pasidarau pikeksą, skyną tam svarbiausius dalykus ir tada gal būsiu, ir jei praeis biškį laiko kokie 10, pusė 11 bus dar vienas hardcore epizodas šiandien, nes aš noriu per šiandien 2 nufilmuoti ir aišku į tą dieną gali būti bus skirtingi žaidimai, nes manau, kad žiauriai stipriai nusibosta, nes pas mane būdavo vien tik hardcore. Daugiau nieko nebūdavo, anksčiau slanki vien tik hardcore, jokių beveik kitų žaidimų nebūdavo.
aš jau galėčiau dažniau filmuoti po kiekvieną epizodą, bet man pačiam nusibostų žaisti hardcore kiekvieną dieną, nors aš į Minecraftą dabar žaisiu dažnai, bet aš į Robloxą nepamiršiu. Kaip anksčiau labai buvau stipriai pamiršęs Roblox. Susipiso kompas, neturėjau kaip parsisiųsti ant telo Minecraft'o. Man taip atrodo, kad taip geriau net. Gerai, greit bėgu į viršumą, tada ten Iron rano, ten kaulas, ten Ironas, bet ten galėsiu, kai maisto gausiu, nueiti tą pačion biškį. Gerai su šviesom, lengviau matau. Ui, tau čia reikia, taip man reikia, nes aš numas. Dar galiu ir smokerį pasidaryti. Ir ar dingo visiškai iš mano YouTube'o tie visi komentarai. Ir kodėl aš tiek daug tų torčių pasidariau, man būtų užtekę iš vieno kaulo torčių, bet ne. Aš ko norėčiau labiausiai, tai atrasti village. Ir kiek aš iron turiu? 17? Bro, man pusė seto išeina. Aš dar noriu iki full iron filmuot. Ir kodėl aš su kirviu mobu žinau, todėl kad šiaip nieko nėra, tik tai višta, viena kiaulė. Atėjau čia, kur jie dabar bus visko tikiuosi. Ir aš galimai numirsiu dabar tiesiog bet kada. Paimsiu ir numirsiu. Nueisiu keivą, gal truputį pasitylint reikia. Tai galiu šaut tokį. Bet aš supratau, kad aš durnelis, nes man 2 krosnys neišeis. Gerai, aš dabar tiesiog vieną torčią laikau rankoj, bet va ką daryti reikės, kaip aš turėsiu šildą ir sutiksiu kelis mobus. Nu jau vieną sutikau, bet greitai tai lengva. Pasitrodo taip 2 krosnis, vieną taip, kitą. Ką aš darau, aš pamiršau kaip daryti šitą krosnį. Nes aš Minecraft'o apskritai beveik nežaisdavau ant telo. Pagrindė būtų Roblox'o. Ir jailbreakas bus filmuojamas, nes aš jau grįžau. Tai čia visą ironą, o čia fūną. Ir viskas. Čia laikina biškiai apsistosiu, pasidarysiu armorus. Šiaip galėčiau išvaistyti pirmus 5 geležies ant to blast furnės, bet manau verta. Aš galėjau pažiūrėti, kaip ten žaidžiasi tas Minecraftas po tiek ilgai, kaip nežaidė. Gal aš pusę metų buvau kvitinęs nuo šito geimo ir aš vis tiek dropavo. Vis tiek. Šiaip aš per tolį nuo stalo atsisėdęs. Man taip geriau matyti. Opa, ryškėjo. Gal pala ryškiau reikia ant šito kompo. Gal visiškai. Jo, ryškumo tiesiog reikia. Biškį pamažinti galiu. Jau tamsėja. Bet jums geriau matyti jaučiu kaip tamsu. Nebūna tokio flash bango. Bet šiaip torčius galėtų būti ir mažesnis, nes man gyvybės tai man to labiausiai patinka. Ir dar vienas yra dalykas su totemais. Jei dagyvensiu iki reido arba iki menšinų, tai aš parodysiu, kokie aš totem įpėsiu. Biškį ne ten nubėgau, dabar biškį baisu, kad krosnis nedingtų. Ir aš kitą epizodą tikrai jaučiu eisiu deimantų ieškoti. Aš už kadro neįsiu kasinėtis, eisiu ieškoti kur gyvent. Ir manau iki 10:03 surasti village'ą. Taip aš truputį praleisiu ilgai. Aišku, kol aš dar nufilmuosiu iki kokių 9, 20, 10. Tada dar liks maždaug visai mažai laiko. Biškį ironą galiu įdėti. Iškepė, tada galėsiu. Pasakyk, maistas iškepė. Ačiū Dievui. Kaulo šiaip galėjau iš ten paimti, nes kaulo daugam reikės. Kepimui ypač. Turiu dar medynus, let's go. Turiu medynus. Galiu pasidaryti. Kur mano ironas?
iškeptas full iron, šildas ir pikeksas. Kur pikas? Pikas, where are you? Ir aš jau visai normaliai apsišariu, nes dabar man vis tiek nereikia, nes netamsu. Gerai, šviesiau buvo su torčiu, aišku, bet koks skirtumas. Ir aš vilnos turiu labai gerai. Aš galiu praslypinti naktį. Labai gerai, kad aš vilnos. Gal taip nereikia daryti. Ir užteksi dabar cobblestone eilė. 3 cobblestone'us. Ir dabar man reikia pasilikti 5, tai aš galiu pasidaryti chestplate'ą ir lieka 7, o man 5 pasilikti. Ir tada tą galiu swordą pasidaryti. Šiaip galėčiau pasidaryti kelnes, tada išlikusio irono šalmą, batukus, jaučiu batukus ir pačiu beveik full iron, bet sprendžiu padaryti įdomiau, pasidaryti platformas, tik pradėjau žaisti. O galiu mėgauti. Labai gerai. Yra iš tikrųjų. Aš bandysiu pasiekti per šitą hardcore, ko nesu pasiekęs. Tai pavyzdžiui, padaryti kokią normalesnę bazę. Aš jau turiu idėją, ką aš noriu daryti. Bet tai labai daug griovimo bus ir perstatymo. Čia aš būsiu urvinis šitam hardcore. Žiauriai būsiu urvinis, nes man po žemė gyventi kažkaip yra žymiai saugiau. Aš pasidarysiu, manau, tokius laiptukus į viršų, ten duris įpėsiu, kad pas mane mobai negalėtų ateiti. Taip viską pagražysiu, sienas pagražysiu, kokius 50 blokų į viršų, į šonus 10-20. Žodžiu, taip padarysiu taip, kad man tiesiog labai daug vietos būtų. Ir tada tiesiog išgausiu dar po vieną, sudėsiu blokus. Žodžiu, pamatysit. Eigoj, jei aš dar gyvas. Jau antrame epizode, jau už kadro aš pradėsiu griauti, aš milijoną pikeksų sunaudosiu, bet man nėra skirtumo. Aš galėčiau palaukti po iki beacono, bet manau, kad aš tiek tai gerai. Ir man kaulo labai reikia, tai aš mačiau kaulo šičia, galiu visą kaulą pasiimti, kiek mačiau. Bet čia labai jau daug. Ir šičia negračia. Skydą gal aš taip laikysiu, kad jie ką, taip greitai. Aišku, teko ir su šitą pelę biškį pažaisti. Patestuoti reikėjo, tipo, ar bent jau paveža Minecraftą. Truputį toks pingas yra, bet taip kartais užpingina, bet nėra skirtumo. Šeštas levelis. Aš manau, per 4-5 epizodus aš 30 lygį pasieksiu, nes aš kitam epizodė jau deimanto eisiu iškot, manau. Penki irono galiu pasidaryti, manau, batukus. Pataupysiu už tą ironą. Užteks vis tiek visiems armoro. Galiu baigti ten į tą keivą, kur prieš tai mačiau. Dabar šito vietą tikrai nereik torčių. Bet kai pamiršiu, tai jau galėjau buketą pasidaryti šiaip. Aš visą kaulą imsiu, nes man kaulų labai daug reikės. Labai daug kepsiu. Bet aš redstone imsiu tik tai dėl levelio. Aš kiek pamenu, redstone'as didelį levelį duoda. Kaip deimantai atrodys? Aš ne... Čia tai būtų Minecraft'e kaulas. Tai būtų biškį kitaip. Bet aš galėjau tiesiog šviečiančius orus. Aš pasibėjau, kad aš pusė žodžių nebeištariu, po naujų metų. Ir aš truputį toks užkimęs. Labiau. Oi, tu kaip aš peršikau, aš literaliai būčiau dabar miręs. Arba gal nebūčiau dar miręs, nebūčiau užsimušęs, bet jei ten būtų mobų, labai rizikuoju. Čia dabar tikrai torčių reikės, nes šitam sukai šiknoj. Reikės eiti Robloxą, manau, kaip biškį. Pagraidinsiu iki kokius 12 pirmos ryto. Eipės mėgoti, nes rytoj dar iššūk. Ryt grįžtu, išvedu šunį, ateinu, nufilmuoju video, kažką tą paveikiu. Aišku, bus 3 išėlės hardcore epizodai, kodėlgi ne. Nes aš dabar noriu kuo daugiau progresino parodyti, kad tipo nepagalvotumėt, kad oi, tu už kadro, tai čytini. Aišku,
Daug aišku tai galvoju žmonių. Nes, oi, tu be čytų nemoki žmonių. Aš šiaip norėčiau net sutik mobą. Čia gal peaceful mode. Hard. Bet tokiam keive nei vieno mobo nematė ir tą hard difficulty. Kažkas keistų. Labai. Šiaip, Irono aš noriu kuo daugiau prisirinkti, nes man tikrai prireiks ir kiek aš laiko filmuoju. 15 minučių. Ir aš jaučiu šviesą, tai didelę padarysiu. To didžiausia. Didžiausia, bet vis tiek. Ir palinti telefą reikia. Ne, tada nesimatys. Su jais pohui. Ir davai aš tiesiog cesą parsisiunčiu. Aš jau visiškai žaisti nemoku, bet man Juozas siūlė, tai galimai bus keli ir ceso klipukai. Ir aš ten boksų nusipirksiu, bus boksų ūpinik. Matau, rimtai reikės parsisiųsti Steamą į savo seną paskyrą ir parsisiųsti cesą ir truputį pagraidinti, jie man pavežu. Minecraftą Roblą pavežu. Tai manau turėtų pavežti. Aš norėjau batukus pasidaryti, bet ašgi turiu batukus. Ir aš full iron. Oh my god, full iron. Po tokio didelio laiko aš vis tiek turiu power tokius armors pasidaryti. Vis tiek have power. Aš tiesiog laikau didelę aurą ant šito geimo. Ir aš oficialiai, man taip atrodo, turiu full iron armors ir tuo pačiu ginklus. Šitas pikeksas man turės tikrai kainuoti daug laiko. Net aš norėčiau kuo greičiau gauti šiaip haste, tą, kad aš galėčiau daugiau iškast, bet viderio vis tiek aš taip greit neužmušiu, šunį nemoku. Aš neatsimenu, ką tai reikia daryti. Aš neatsimenu, kaip čia žaisti reikia. Atsimenu šiaip. Ir kas 10 serijų aš noriu keisti Minecrafto versijas. Dabar yra 16.5. Kita versija po 11 serijoje, jei aš nepamiršiu, bus 17.1. Taip aš labiau išmoksiu žaisti su kitom versijom ir gal kitos patiks. Ir aš dabar, nors į full iron, bet aš truputį dar palakstysiu, paieškosiu kokio village'o. Village'e įsikursiu ir eisiu dabar netoli kažkur. Village'e. Įsikursiu village'e. Pasistatysiu kažkur namą. Aišku, nepasistatysiu, o po žemė gyvensiu, nes minėjau, kad saugiau. Ir aš daug tipo serverių po žemė dabar gyvenu. Jis labai gražiai kartais pasidarau. Šiaip man sienos labai gerai su plytom gavos, o tos lubos su tais tokiais violetiniais blokais, kur iš End City, gali būt pas mane bus sienos grindys padarytos ir man reikės tik tų blokų. Tai drakoną turėčiau nužudyti, manau, kad nedera armorus gausiu. Jei aš tą atsimenu, kaip juos gauti. Manau puikiai. Žodžiu. Susirasiu aš tą kaimelį, nežinau kiek laiko praeis. Tiek susirandu kaimelį, jau pasiruošiu gyventi. Iš karto filmuoju. Viso gero. Surenkam. Kažinau, kiek dabar prašyti 200 gal. Nežinau, žodžiu, čiulkit mano bibį, na.